Sveiki atvykę į Išminties minutėlę. Šiek tiek buvau dingęs po Graikijos kelionių visų šitų. Pasiėmiau šiokių tokių atostogų ir nuo filmavimų, nuo YouTube'ų, nuo Facebook'ų. Tai šiek tiek biški reikėjo ir man pailsėti. Na, o šiandien turėsime Išminties minutėlę ir paimsime keletą labai įdomių žinomo mąstytojo, filosofo Sokrato minčių ir pabandysime pasikalbėti apie tas įdomias mintis. Tad pradedam Išminties minutėlę. Prieš pradėdamas noriu pasakyti, kad jau labai pasilgau jūsų visų, tad labai džiugu sugrįžti. Tai pirmoji išmintėlė po mano atostogų. Prieš pradedant dar norėčiau priminti, kad vyksta konkursas, kuris buvo paskelbtas Liepos mėnesį. Konkurso taisyklių video įrašą padėsiu apačioj ir čia viršui. Galėsite pasižiūrėti, kokios sąlygos, kad galėtume dalyvauti konkurse ir kokie prizai. Beje, vienas iš prizų yra Mystery Box, sakiau, toks slapta dėžė. Kas toj dėžėj, koks tai prizas, atskleisiu per klausimų atsakymų laidą, kurią filmuosime greičiausiai kažkada greitai, nes jau yra surinkta nemažai klausimų, kaip tik vienai klausimų atsakymų laidai, tad per tą laidą atskleisiu tą slaptą prizą. Tai va, tai nepamirškit, kas dar neužsiregistravot, nedalyvaujat konkurse, kviečiu dalyvauti, nes tai visiškai nemokamai, prizai iš mano kišenės. Tiesiog kaip padėka jums, kad būtų tokia padėka, jūs motyvuojat mane komentarais, žinutėm, klausimais, patiktukais, o aš kartais noriu jums atsidėkoti tokiais būdais. Tai gerai, tai pradedam šios savaitės Išminties minutėlę. Kaip ir sakiau, kalbėsime apie Sokrato kai kurias žymias frazes. Ir apie jas pasikalbėsim, pabandysim kelt klausimus, kažkokius galbūt pamąstymus ar panašiai. Pirmoji mintis, šiaip čia esu užsirašęs keletą tų minčių, žiūrėsim, kiek čia gausis, kiek čia suspėsim jų aptart. Tai paimsim pirmąją tokią mintį ir pirmoji tokia įdomi Sokrato mintis yra tokia. Niekas nedaro dar kartą. Niekas nedaro blogą sąmoningai. Įsivaizduojat? Niekas nedaro blogą sąmoningai. Aš šitoj vietoj sakyčiau, dažniausiai niekas nedaro blogą sąmoningai, nes jeigu pasižiūrėsit į visus kivirčus, į visus, tarkim, ten kažkas kažką pastumia, kažkas kažką blogo kažkam pasako, įžeidžia kitą žmogų, prasivardžiuoja ar panašiai. Dažnai, jeigu pasižiūrėsim iš psichologinės perspektyvos, tarkim, paimsim gynybos mechanizmus, Freudo gynybos mechanizmus, ten žinome, kad yra toks dalykas kaip perkėlimas. Žinome, kad kartais žmonės perkelia, pavyzdžiui, pyksta ant vieno žmogaus ir negali su tuo pykčiu susidoroti, negali nieko padaryti ir tą pyktį išlieja ant silpnesnio, tarkim, jį pastumdamas, kažką blogo pasakydamas, kažkokį ženklą negražų parodydamas ar panašiai. Nu, pavyzdžiui, pradinukas pradinėje mokykloje gauna blogą pastabą, mokytoja kažką blogo pasako ir berniukas užpyksta ant tos mokytojos, nes mokytoja neteisingai jį vertino, vat būtent taip jam
pasakydama, kad tu taip ir taip čia blogai padarėjai ar panašiai. Mokinys suprasdamas, kad mokytoja ten, tarkim, klaidingai jį taip įvertino žodžiu ir kažką blogo jam pasakė, jisai grįžęs namo, pykdamas ant mokytojos, grįžęs namo, pastums galbūt savo mažąjį brolį, mažąją sesę ir taip išlies susikaupusi tą pyktį ant mokytojo. Yra net posakis, kas ant kito pasako, ant savęs pasisako. Taigi tu jau turi kažką viduj, su kuo tu negali susitvarkyti. Ir dažnai irgi konfliktinės situacijos būna, kai žmonės nesusikalba, nesupranta vienas kito. Dažnai būna, kaip aš dažnai mėgstu minėti, situacijos pa žmogų būna žmogus kaip sprogstanti bomba. Tarkim, žmogaus diena ilga, sunki, daug darbų, daug atsakomybių, grįžta namo ir jis jau pilnas tų emocijų. Kažkas kažką pasako, jisai sprogsta, viską išdeda, išrėkia visai ant nekalto žmogaus. Nors iš tikrųjų problema jau buvo iš anksto tavyje ir tu su ja negalėjai susitvarkyti. Albert Ellis sako, kad didelė problema yra nemokėjimas valdyti pykčio. Taigi, į tą frazę Sokrato, kad dažnai žmonės nedaro blogą sąmoningai, aš tikrai sakyčiau labai ir sustojau prie šitos jo frazės, kad iš tikrųjų taip ir yra, kad dažnai žmonės nieko blogo kitam nenori, bet gaunasi netyčia. Netyčia kažką pasakom, netyčia įžeidžiam, kartais nesusitvardom, dėl ko labai gailimės ir panašiai. Einam prie kitos Sokrato minties, tarkim, paimkime šią. Didžiausia išmintis skirti gėrį nuo blogio. Vėlgi Sokrato tokia mintis. Ir ką daryti, kad įgauti tą išmintį, kad galėtumėm skirti, kas teisinga, kas gerai, nuo to, kas blogai. O čia ir yra toks dalykas, kad nėra įrašyta viskas, čia mumise, į ausį rodo, čia. Nėra viskas įrašyta, kad mes viską žinom, kaip mums viskas atrodo, nes žmonės irgi nežinodami pridaro klaidų. Jie galvoja, kad elgiasi teisingai, bet elgiasi neteisingai. Ir vėl grįžtam prie tos pirmos frazės, kad dažnai žmonės nenori nieko blogo padaryti, bet padaro. Dėl to, kad neskiria, kas yra gerai, kas yra blogai. Čia ir esmė yra aplinka, kurioje augame. Aplinka mus moko, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra bloga. Mumise nėra įrašyta. Mumise yra įrašyta tik tas siekti savo malonumo, siekti savo naudos kažkokios ir panašiai. Bet nėra įrašyta, kas yra teisinga, kaip man pasiekti to ar panašiai. Visą tai mes gauname iš aplinkos. Ta pati kalba ir Freudas. Jeigu paimsime jo vieną iš modelių, tai struktūrinį modelį, tai kur yra id, ego ir superego, tai superego yra tie moraliniai principai, kuriuos gauname iš aplinkos, kurioje gyvename, kurioje esame. Tėvai, seneliai, draugai, mokykla, aplinkiniai, kaimynai, visi žmonės, mes vieni kitiems darom įtaką. Ir ta įtaka yra nuolatinė. Ir per gyvenimą mes žingsnis po žingsnio ir suprantame, kas yra teisingai, kas yra gerai ir panašiai. Ir Sokratas sako, kad didžiausia išmintis yra tame, kai žmogus atskiria, kas yra bloga ir kas yra gera. Tad žmogui labai svarbu ieškoti tos tiesos, ieškoti tos išminties, kad žmogus suprastų, kas yra bloga, kas yra gera. Nes pagal Sokratą tai yra didžiausia išmintis. Gerai, einame prie dar kokios nors Sokrato frazės. Paimkim šitą. Blogi žmonės gyvena, kad galėtų valgyti ir gerti. Geri žmonės valgo ir geria, kad galėtų gyventi. Dar kartą pakartosiu.
Blogi žmonės gyvena tam, kad valgyti ir gerti. Geri žmonės valgo ir geria, kad gyventų. Štai kokia išmintis. Čia dabar ties šito galbūt aš neįsiplėsiu ir paliksiu jūsų mintims laisvos vietos. Pirmas 2 frazes aš pakomentavau šiek tiek, bet šita 3 šiek tiek sustosiu ir noriu, kad jūs komentaruose parašytumėt savo mintis, kaip suprantat šią Sokrato mintį. Dar kartą kartoju. Blogi žmonės gyvena tam, kad valgytų ir gertų, o geri žmonės valgo ir geria tam, kad gyventų. Taigi parašykite savo mintis į komentarus, kaip jūs suprantat, ką įžvelgiat šitoje Sokrato frazėje. Parašykite į komentarus, būtų labai įdomu išgirsti jūsų mintis. Galbūt kažką paimsiu į klausimų atsakymų laidą ir ten praplėsiu mūsų šitą pokalbį apie šitą frazę. Žiūrėsim. Tad parašykite komentarus būtinai savo mintis. Labai įdomu jūsų pamastymai šitoj vietoj. Na ir paimkim kol kas dar vieną pabaigai kažkokią mintį. Dar tokią aptarimą trumpą padarysim. O kitas mintis jaučiu kitoje išminties minutėlėje dar pratęsim, nes Sokratas turi labai gerų minčių. Taigi paimkim. Tarkim šią. Ir labai įdomią radau tokią. Vienaip ar kitaip vesk. Čia turiu omeny apsiženik, ištekėk. Jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas. Bet jei blogą, tapsi filosofu. Šitoj vietoje, aš manau, Sokratas kalba apie save, nes aš atsimenu, kai buvau studentas, mes važiuodavom į Klaipėdos universitetą ir ten turėdavom filosofijos paskaitas, labai įdomias. Tai mums pasakojo lektorius iš Kanados, jeigu gerai atsimenu, būtent apie Sokrato gyvenimą, šiek tiek istorijos turėjom, tai pasakojo, kad Sokratas turėjo labai tokią valdingą žmoną, kuri labai negražiai pasielgdavo su juo, jis tarkim ten diskutuodavo su kitais žmonėm, kažką kalbėdavo, žmona ant jo užpildavo kažkokias šiukšlės ar panašiai. Ir tie sakydavo, kaip tu gali su tokia gyventi. Jisai sako, jeigu galiu ištverti su ją, tai ištversiu šiame gyvenime viską. Tai greičiausiai, nežinau, įstrigo to lektoriaus šitie žodžiai man apie Sokratą. Ir spėju, greičiausiai Sokratas ir parašė šią frazę, kad geriau vesk, jei gausi gerą žmoną, būsi laimingas, o jei blogą, tapsi filosofu. Tai jis ir tapo filosofu. Tai nežinau, apie šitą frazę, ką čia daugiau pasakyti, pabaigai tokį biškį komedijinis toks aspektas. Manau, kitas iki paimsim kitas Sokrato frazes, ten yra labai daug įdomių, dar frazių turiu visą sąrašą užsirašęs. Tai manau, šiai išmintėliai pakaks. Nepamirškit komentaruose parašyti savo minčių į 3 frazę, kurią šiandien paminėjau. Na ir ką, nepamirškit paspausti patiktukų, nepamirškit dalintis su artimaisiais, nepamirškit dalyvauti konkurse. Na ir jeigu jaučiat, jeigu manot, kad tokia veikla ir kitokios veiklos, kurios vyksta šiame kanale, yra naudinga, paremkite Contribui platformoje. Kviečiu ir ten prisijungti. O taip pat noriu padėkoti visiems, kas jau ten esat. Tai Inga, Kristina, Rytis ir Gintarė. Tai ačiū visiems, kad palaikot, kad paremėt. Beje, tai, ką surinkau iš Contribui, tos pinigėlius ir panaudojau prizų konkursui, kad galėčiau daryti tos konkursus. Tai nupirkau tos prizus. Tai ačiū visiems, kas paremėt ir labai džiugu, nes tai labai motyvuoja. Na, o dabar sugrįžimas labai džiugus, labai gerai jaučiuosi, kad čia jau grįžtu į šitos filmavimus. Stengsiuos kuo greičiau nufilmuoti klausimų atsakymų laidą, nes jau artėja rugsėjo 1. Rugsėjo 1 proga jau filmuosiu
laimėtojus paskelbsiu, 2 laimėtojus. Vienu žodžiu, visą informaciją klausimų atsakymų laidoje turėsiu šiokių tokių naujienų. Na, o dabar atsisveikinu su jumis iki kito karto. Ate.